Sport Casino. Top Sport lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Tu pažiūrėk, koks spotas. Kur mes čia esam? Esam ant užšalusio ežero. Tai manau, dauguma norėjot pamatyti veiksmo, pagaliau to veiksmo ir bus. Tai atvykom į pirmą tokį renginį šiais metais. Aišku, kadangi turime tiesiog nuostabią žiemą, tai tų renginių realiai kiekvieną savaitgalį po 5 ar dar daugiau. Bet šiandien esam čia ir išbandysim 2 ginklus. Bandysim išsiaiškinti, kuris yra geresnis. Aišku, kadangi sezono pasiruošimą pradedam gana anksti, turime ir naujus partnerius, naujus rėmėjus. Top Sport, tai laukia daug naujienų, daug gerų dalykų. O šiandien, kaip ir minėjau, turime Ford Sierra, 2 litrai Dohas ir kompaktą 2.5 plytą. Tai parašykit, kaip manote, kuris automobilis laimės. Aišku, Kem 6 kaip ir iš esmės yra toks automobilis, kurio ir reikia žiemos linksmybėm, tai tiesiog niekuo labai neišsiskiriantis, 2.5 plyta, tiek galios užtenka net ir nebūtinai ant ežero ar ledo, gali lėkti ir ant sauso asfalto ir aišku turime visas modifikacijas. Tai išsisukimas, coilai, reguliuojamos traukės, shifteris, rankinis, sport seatai, sport diržai, sport vairas ir taip toliau. Tai jeigu jums atrodo, kad Kem 6 paims šiandieną, parašykit, bet taip pat nenurašykit Sieros. Tai Siera galbūt ir atrodo, kaip ką tik ištraukta iš fermos, taip, labai baisi, bet neapsigaukit iš išvaizdos, nes iš techninės pusės automobilis pilnai sutvarkytas, užvyrintas reduktorius, padarytas ratų išsukimas, nes stokia Siera tiesiog neišsisuka, tai dabar iš esmės ratai išsisuka kaip kokiam standartiniam Tram 9 ar E9, pilnai užtenka, na ir toliau lieka išsiaiškinti, ar Siera, ar Kem 6 kompaktas. Matau, kad dalyviai po truputį renkasi, tai manau išklausysim briefingą ir galėsim pradėti gazuoti. Biteriai gal ir geri, bet žinokit, reikia užbėgti įvykiams už akių, perkat ar seną automobilį, ar naują, visada pasitikrinkit jo istoriją per CarVertical, tai su kodu NORBE dar gausite minus 20% atastai. Tai aš galvoju, jeigu tokios žiemos ir bus, reiktų kažko smagesnio. Pažiūrėkit, radau tokį E92 M3, aišku, iškart spėjimas, jog automobilis bus iš Amerikos, tai aišku, ant ežero, ant sniego, wow, garsas turėtų būti nuostabus. Aišku, ką mes darom? Žiūrim automobilio istoriją. Iškart matome, turime netgi 3 žalos įrašus, tai einame tolyn, matome nuotraukas. Kažkada 19 metais M3 buvo visas gražus, sveikas, tvarkingas, tada 23 metais turime nuotraukas, automobilis daužtas. Tai iš tikrųjų nieko labai baisaus, priekis minimaliai pabėgęs, nėra žibintų, pabrūžintas kapotas, bamperis, tada galas, taip pat bamperis ir žibintas, žiūrėkit, gal net galinis sparnas sveikas, tai kaip ir teoriškai nieko labai jau baisaus, einame iki tos žalos ir čia didžiausias minusas, jog mes turime ne vieną žalos įrašą, tai pirmas užfiksavimas, 20 metai, aišku neturime daugiau informacijos kokia tai žala, tada antras fiksavimas 21 metai, nuo 10 iki 15 tūkstančių eurų, tai va čia jau suma tikrai nemaža. Ir tada trečias įrašas, tie 23 metai, ką mes ir matome, automobilis daužtas aukcione. Tai jeigu tiesiog būtų tas paskutinis daužimas, kaip ir nieko tokio, bet va tas antras, nuo 10 iki 15 tūkstančių mane jau truputį gąsdina. Ir taip pat mes nežinom pačios pirmos žalos, ant kiek rimta buvo ji. Tai jeigu ieškot tvarkingo automobilio, greičiausiai norėsit, kad tas automobilis būtų visiškai nedaužtas arba daužtas minimaliai. Einame iki ridos, turime 21 metų įrašą, 186 tūkstančiai kilometrų. Kas iš tikrųjų yra įdomu, jog 23 metais, kai automobilis buvo sudaužytas ir parduodamas aukcione, ta rida iš esmės buvo tokia pati. Tai reiškia, porą metų automobilis niekur nevažinėjo. Tai irgi toks dalykas sukelia klausimų, tai kaip ir sakau, prieš perkant geriausia pasitikrinti. Tai chebra, ar pirksit automobilį tiesiog žiemos linksmybėm, ar kažką rimtesnio, pasitikrinkit per CarVertical, kodas NORBE, minus 20% nuolaidą CarVertical ataskaitai. O dabar grįžtam ant ežero. Šiaip esminis šiandienos pasiruošimas, tai užsidėjom normalias padangas žiemai, tai nusipirkom tiek ant Sieros, tiek ant kompakto Kenda KR27
padangas, tai žiūrėsim, pasižaisim su slėgiais ir manau, kad turėtų tokios padangos kabinti. Nes jeigu atvažiuotume su kažkam šiaip savo tokiam žieminiam, tai nebūtų smagu, tai vat pasitestuosim ir išsibandysim. Ir aišku, už kameros stovi special svečias tiesiai iš Dakaro, atskrido į žiemą, taipogi pasidžiaugti žiemos linksmybėm. Tai turime Igną, tai vat realiai Roškrogių sugrįžimas. Manau, kad jis irgi duos komentarą, ko šiandien tikisi ir ką parodys. Aš dabar žiūriu į tą Sierrą, tikrai baisus automobilis iš išvaizdos, tai jeigu išgyvena šiandieną, išgyvena žiemą ir aišku surinkam 5000 laikų ant šio video, aš pažadu padaryti detailingą ir prikelti kėbulą. Nors ne, čia detailingas nepadės, tai jeigu parodysit truputį hypo, aš perdažysiu visą kėbulą. Galim net pakeisti spalvą. Tai rašykit, ar norit Sierros prikelimo ir aišku, galite pasiūlyti, kokią spalvą reiktų dažyti. Nors man balta kaip ir viskas tinka. Tiesiai iš Dakaro, tiesiai ant lietuviško ledo. Tai Norbė pasikvietė mane padalyvauti varžybėlėse ir žiauriai smagu, nes paruošė Ford Sierra ir kompaktą, kaip kad prieš kokius 13 metų Roškrogės buvo kompaktas ir Sierra. Tai čia visiškai geras sugrįžimas į praeitį. Kas yra žiauriai šaunu, kad Lietuvoje yra tokia žiema, kurios turbūt visoje Europoje tokios geros nėra, tai aš nutariau, kad geriau tuos savaitgalius praleisiu ne ant motociklo, o ant lietuviško ledo ir prisiminsim driftą. Ir kas smagiausia, kad dabar turim du automobilius ir šiais sporinius važiavimus važiuoti. Dalyvau Dakare, savaitę namie, dabar ant lietuviško ledo prie -20 varom pašerti. Šiandienos tikslas, aišku, dalyvauti varžybose, bet taip pat mes su Norbė pasimainysim mašinomis, pabandysim nuspręsti tiek aš, tiek Norbė, kas yra geriau važiuoti ant ledo. Nes kas yra įdomu, kad Sierra nėra galinga, kompaktas žymiai galingesnis, turbūt dvigubai, su daug daugiau modifikacijų, bet gal ant ledo to net nereikia ir pilnai užteks Sierros. Tai aš pradėsiu važiuoti su Sierra, Norbė su kompaktu kaip senais laikais. Ir pasižiūrėsim, pasimatuosim. Nuo kojas remiasi vairą. Čia kaip senelio automobilis, tai kaip senais laikais. Manau, pasiruošęs. Oi. Tai Sierra, kaip ir minėjau, tiesiog vyrindas reduktorius ir išsisukimas. Daugiau visiškas standartas. Tai bandysim pradėti slėgį nuo kokio 1.9 tom kindom, paskiau jei ką dar pasileisim, nes lengva mašina, tai nereikia tikrai daug slėgio. 1.8 bus gerai pradžiai. Paruošim iš karto ir Norbijai automobilį, kad būtų vienodas sąlygas. Pradedam ledo kelią. Žiauriai gerai valdas. Manau, kompaktui šansų nebus. Čia atsargiai šitas labai slidus posūkis. Seni geri laikai. Gerai, šiaip tai važiuoja motoriukas, tik tai nei antro per mažai, trečių lyg tai per daug. Tai reiks priprasti, slėgį gal dar pasimažinsim, bet potencialą yra, manau Norbė rūkys su to kompaktu. Laikas mano apšilimo ratui. Šiaip galiu pasakyti iš savo patirties tiek su Kem 6, tiek su Sierra. Su Sierra reikia dirbti. Ta prasme, čia tu atsipūtęs važiuosi, viskas smagu, bet Sierra visai vėl kita emocija, kai tu negali atsileisti. Tu truputį padarysi ne tokią korekciją, arba jos iš vis nepadarysi, viskas, failas. Tai, kaip sakant, Sierra atrodo baisiai, bet sielos daugiau negu Kem 6 ir dar kompaktas. Gerai, judam. Opa, antras, trečias.
susipažinti su posūkiais. Saugiai, ramiai. Šiaip kai visiškas ledas visai kabina. Aišku, nuvažinės visi bus dar slidžiau. Tai manau galiausiai tiesiog vis plačiau važiuosim, kur dar yra sniego. Nebent kažkas su roketais pralėks. Uj, užsikalbėjau, netrukdykit. Čia lengvi tokie manžai, smagiai. Čia vat reikia bandyti plačiau. Gal dar pagausim sniego. Opa, turim. Opa. Agresyviai, per daug agresyviai. Ai. Va čia kaip per daug pasitikė automobiliu, automobilis gali ir persistengi. Bet tai kad nebaisiai, palauk. Ai. Ant dugno, ta prasme. Ne. Klausyk, Ignai, gal padėsi su siera, ką? Priliek. Kol kas, man atrodo, 1-0 sieros naudai. Gerai, kad turiu ir pagalbinį automobilį. Opa. Apšilimas baigtas, dabar lėksim normaliai. Eik, tu čia. Vos išslydau. Ai. Stebėk dabar. Easy. Ir atsukam. Gerai, viskas gerai, labai gerai. Turi kartais parizikuoti, kad išmoktum. Atrodo, išmokau. Stojam. Šokį sierą, apšilam, pasitreniruojam ir duosim vaizdų. Pabandysim pačeisint, pažiūrėsim. Siera lydas, kompaktas, čeisas. Nusileidom dar truputį slėgio. Vis dėlto ant ledo tikrai slidu. Žiūrėkit, ne taip ir lengva tą sierą pagauti. Judam. Nėra pas kompaktą sukibimo, nu kas čia darosi? Opa, gražiai. Tai gali būt, kad siera lengviau gaudys kompaktą.
stiprus persimetimas, dabar svarbu išvairuoti ant to ledo. Gerai. Gerai, labai gerai atsigaudom po truputį ir taisom situaciją. Reikia nepaleisti. Vėl slidus posūkis. Bandau per vidų, bet man atrodo nepaeis, nes galas kaip tik ant pačio slidumo. Bet dar visai neblogai. Galėjo nespaus, būčiau sustojęs. Man atrodo, siera strigo. Pažiūrėkit, kokia danga. Eikt. Realiai, dar ant tokio ledo, sakyčiau, gerai čia kimba. Svarbu technika laiko, kompaktas good, siera irgi good. Aš manau, kad dabar galima bus duoti sierai čeisint. Aš padarysiu tikrai gerą lydą. O siera galimai netgi geriau pačeisins. Taip pat patestuosim. Ir po šito testo, manau, galėsim iš vis jau ir keistis automobiliais. Opa, ne taip ir lengvai išsitrauks. Gerai, tai bandau lydą. Ir dar vienas esminis dalykas, dabar iš vis matysiu, kur važiuoju. Nes prieš tai kamera buvo tiesiog ant veido ir nieko nemačiau. Idealiai. Siera, arčiau. Siera truputį atsilieka. Vat ir sunku, kaip panašus sukibimas, sunku padaryti korekciją, kad būtum arčiau. Tiesiog pasidaryti tarpą, viskas. Tas tarpas liko. Sorry, hebra, kad trukdau vidury veiksmo. Tiesiog noriu pasidaryti diagnostiką. Va, kompas iš vis užlinko, neįsijungia. Nu, kas čia daros? Pasiėmiau laidų, vienas galas čia turėtų jungtis, kitas kažkur į automobilį. Nu, reikia paprasčiausiai padaryti diagnostiką, o kažkoks vargas. Gal galit padėti? Yra sprendimo ar ne? Ką tu ten vargsi? Nu, aš negaliu žiūrėti. Va, paprasčiausias dalykas, OBD11 diagnostika, nusiperka tokį device'ą, va, mažas kištukas,
pajungiat į OBD2, tinka visiems automobiliams nuo 2008 metų, kurie turi OBD2 jungti. Ir viskas. Atsidarot telefoną per OBD11 appsą, nusiskaitot motorą, dėžę, visus kitus blokus, matot klaidas, jas išsianalizuot, susitvarkot, ką reikia sutvarkyti, nutrinat klaidas ir viskas, automobilis važiuoja. Tikrai, paprasta. Žinokit, viso šito vargo tikrai nebereikia, tai linkas video aprašyme, kodas NORBE, minus 20% visai OBD11 produkcijai. Metu aš tą kompą lauk, padarysim viską paprasčiau. Bam, OBD11, tai jeigu pirksit tik patį device, gausite minus 10% nuolaidą, bet esmė, jog su vienu prietaisu galėsite daryti diagnostiką kiek tik norit kartų ir galėsite pasirūpinti visais automobiliais. Savo, kaimyno, draugo ir taip toliau. Ir aišku, jeigu pas jūs BMW, Mini automobilis, VA grupės automobilis, Lexus, Toyota ar Ford Amerikos rinkos, jūs dar galėsite atsirakinti užrakintus dalykus savo automobilį. Tai prieiti prie tokios komplektacijos, prie kurios paprastai neprieitumėt. Tai keli paspaudimai ir bam, atsirakinot naujų dalykų. Tai viskas labai paprasta, linkas video aprašyme, visai produkcijai minus 20% su kodu NORBE. Pasimkit tikrai gerą, vertingą daiktą. Duodam sierai lydą. Labai gerai, labai gerai. Kontaktas yra. Kur tie valytuvai? Pasigavom ritmą. Važiuojam. Let's go. Nice. Susipoliruos. Opa. Vis dėlto, kai matai, kur važiuot, truputį geriau. Smagiai. Judam toliau. Kontaktą, bet viskas gerai. Opa.
pavydą dar Ignui. Tai realiai net nepasijuto, jau turbūt pusę dienos praėjo, tai kol kas automobilis nesikeitėm, dabar atėjo tas laikas. Tai galiu pasakyti, kad kuo daugiau važiuoji, tuo iš esmės daugiau ir išsiaiškini, kur kaip lėkt, kad sulėktum normaliai. Tai kiekvienas ranas vis geresnis, tai manau matėt irgi ne vieną kontaktą, tai viskas labai smagiai, nuostoliai minimalus. Kompaktui pasukėlis išdužo, truputį pabraižymų, bet tai nieko tokio. Nu va ten sparnas net sulinko. Nors jis jau buvo sulinkęs šitoje vietoje, tai tiesiog įlinko dar daugiau. Sierai labai panašiai. Kitoj pusėj posūkėlis, kitoj pusėj sparnas. Tai apsikeitam tokiais kontaktais, bet sakyčiau, nuotaikos geros, dabar laikas pasikeist ir žiūrėti, kaip seksis man su siera ir kaip seksis Ignui su kompaktu. Man nelabai pavykdavo pavyti kompaktą, nes turbūt kompaktas yra sunkesnis, o padangos identiškos, bet patirtis daro savo. Va, balance of performance. Išlyginom jėgas ir tada galima buvo važiuoti porinius puikiai. Tai dabar paliekam viską čia, nes tada panašu, kad automobiliai abudu važiuoja panašiai. Laimiai vienas iš dalyvių užsidėjo roketus. Tai pašiaušia ledą šiek tiek ir jisai toksai grublėtas tampa. Tai pradeda truputį geriau kibti padangos. Nes pradžiai, kol važinėjom tik tai su kenom arba kitom padangom be šipų, tai labai toks glotnus buvo ledas ir pasidarė itin slidu. Tai dabar šiek tiek jau darosi linksmiau, įgūdžiai po truputį grįžta, bandau su kompaktu, Norbė bando sierą. Trumpas intarpas, iš tikrųjų, pasakysiu tiesiai šviesiai, smagiausia su Porsche. Man atrodo, galim truputį pravažiuoti, parodysim. Teko išlėkti, išgelbėti kelis kartus, tai supratau, kad su tokiu AVD irgi smagiai. Palaukit, kažkoks defektas. 1, 2, 3. Truputį gaziuko, tuoj užmes ant dujų ir bus gerai. Yeah. Va tai va, hebra. Atvarai su biteriais, supranti, kad Porsche'as visai nieko. Gerai, dabar tęsiam dvikovą Sierra prieš kompaktą. Apšilimo ratas. Aha, Sierra nėra, kad labai jau gripintų.
Visa diena ant ledo. Super. Ar smėlis, ar ledas, ar kas, duokit tik tai važiuoti, žiauriai smagu. Žiauriai smagu iš tikrųjų prisiminti porinius važiavimus su Norbe kartu su broliu. Realiai, kaip senais laikais, pasitiki vienas kitų 100%, po kelių ratų jau žinai, kur kas šiek tiek klysta. Vis įlendi, vis artyn, be kontaktų neapsijam, aišku, vis pajauti. Vis ten bamperis, bet viskas labai švelniai, kelis kartus strigom. Verdiktas mano būtų apie automobilius. Važiavau ir su kompaktu, ir su Sierra. Tai pradžiai galvojau, kad su Sierra ne taip linksma, nes sukibimo labai atrodo trūko gale, bet įsidėjom ratų, nusileidom slėgį, lyg tai pradėjo kibti. Kompaktas turi, žinoma, daug daugiau užsisukimo, daug lengviau važiuoja, nereikia tiek daug dirbti su vairu. Tai su juo galima, kaip pasakyti, šiek tiek techniškiau pravažiuoti, bet iš važiavimo pusės man Sierra labiausiai patiko, nes tu dirbi visą laiką, ten kiekvieną akimirką, ten dirbi, nori dasivyti, ten ir sankabėlę turi perspirtas, rankinis paprastas, ten mygtuką paspaudi, pakeli, nuleidi, ten dar kažkas. Tai čia toksai automobilis, kur iš tikrųjų gal daug kas galvoja, kad čia yra kaip naujoko automobilis Sierra tik tai, bet ją suvaldyti ir iš tikrųjų gerai varyti yra ką veikti su Sierra. Mano verdiktas šiandien man laimi Sierra. Iš smagumo pusės. Kas yra gal įdomu, kad ir pradėjau driftinti savo driftingo karjerą Roškrogės laikais su Sierra, bet mano Sierra buvo žymiai prastesnė už šitą baltą, tai turėjo V6 variklį, kuris nedirbo. Gal panašus išsisukimas buvo, gal mažiau, ir įgūdžių buvo visiškai nulis. Tai net tais laikais pavykdavo kažkaip dar pašerti su ją, bet turbūt pasižiūrėjus video iš prieš 13 metų filmuotus, matysim, kad šiek tiek patobulėjom, tiek aš, tiek Norbe. Tai visiems, kas nori pradėti ar dar kažką važinėti, tai BMW yra pats paprasčiausias, pats geriausias variantas, nes jisai realiai iš gamyklos iškart gerai važiuoja. Sierra čia jau modifikuota ir jin turbūt net nevažiuoja taip gerai kaip kokia Kregžda ar Kem6, tiesiog standartinis. Bet, kaip sakau, jeigu kalbant iš įgūdžių pusės, iš ugdymo vairuotojo, tobulinti įgūdžius tiek ant ledo, ant žvyro, nesvarbu, ant šlapios dangos, tai su Sierra daug greičiau tu mokaisi, nes kiekvienos klaidos tau jinai neatleidžia, labai daug dirbi, daug sukinėjai tą vairą, tas gazas netoks, kaip pasakyti, netaip greitai įsisuka variklis, tai yra ką padirbėti. Labai patiko. Visas šlapės būni Sierra, o su kompaktu važiuoja atsipūtęs, net jau šalta darosi. Tai Ignas sako vis dėlto Sierra. Ne. Bet aš žinau, dėl ko man nelabai prilipo, taip kaip Kem6. Turbūt aš su Kem6 esu tiek prisivažinėjęs, tiek šituo, tiek dar kiek aš jų turėjau. Tai viską, žinai, užsimerkęs. Ką pats darysi, ką automobilis darys, kaip į ką sureaguos. Turbūt iš to malonumo, kai tu nori dar aštriau kažką papušint, man vis tiek kažkaip norisi tų pilnų modifikacijų. Turbūt šiuo metu Ignas faktas daug mažiau jau skersas lekia, bent jau drifte, gal skersas kitur lekia, ten su Motsu, Dakare ir panašiai. Bet, kaip sakant, kai jau turi daug patirties, vis tiek norisi aštrinti tuos pačius įgūdžius, kuriuos turi su Sierra. Taip, faktas yra tas smagumas ir visas šarmas, koks tai yra automobilis. Kaip ir aš pats minėjau, kaip ir Ignas sakė, su tokiu automobiliu tu turi dirbti non-stop. Tai iš tos pusės įdomu, bet vis dėlto, kad ir koks šitas snukutis baisus, man laimi Kem6 šudaliampis kompaktas. Iš tikro pažiūrėsim, ką nusprendė žiūrovai. Kaip žiūrovam įspūdį paliko vienas ar kitas automobilis. Jeigu vis dėlto laimės Sierra, man dar teks tą Sierra prikelti. Arba va, Ignui taip patinka, tai gal paimk į Vokietiją. Į Ringfrix šopą, bam, naujas kėbulas, nauja važiuoklė, salonas, lankai ir taip toliau. Ir tada bus jau Sierra su visais modais. Bet tai realiai reikia pagalvoti, tai kaip važiuotų Sierra proper paruošta, ar neįmanoma Sierros paruošti. Tai galiausiai vis tiek dienos verdiktas, kad pati diena yra užskaityta, spotas geras, pasivažinėta gerai. Pažiūrėkit dabar, koks nuostabus oras. Tai manau, lėksim, kol turėsim jėgų. Einam truputį atsigaivinam ir tęsim veiksmą. O po tokios dienos tikrai neatsisakysiu truputį energijos, daraisim užkast. Nu ką, už gerą driftą. Ko man dar trūksta, tai man atrodo, va, šitą žvėrį pažadinti. Reikia kartot. Iš tikrųjų, dėl ko aš noriu dar kartą su Porsche pralėkti, nes prieš tai pamiršau apšvietimą.
Yeah! Yeah! Diena tikrai užskaityta. Va čia tai padangos. Labai gerai. Va, pašiauš nakčiai. Bus idealiai. Opa, ateina siera. Nereikia čia tų roketų, baikit. Atvažiavo taksas tiesiai iš Lenkų. Pažiūrėsim, kas čia per padangas. Truputį kitaip. Vis dėlto roketai. Kitą kartą su roketais. Lekiu su siera. Yra vairuotojas. Nesimato. Sveiki. Sveiki. Pavešit? Pavešim. Ką tu čia dabar užsiniaukęs taip? Tai driftė per šoninius reikia žiūrėti. A, tai kad šoniniai, žinok, irgi prastai. O čia lemputė yra? Yra. Nelip, dar važiuojam. Truputį kadriukų, oi! Vos neišspjovė. Prapus, žinai, truputį. O, žiūrėk, iškart nutraukė gerai. Atsuk. Yra. Matau ir dar vienas pravažiavimas. Bet čia pasišviest galima šiaip tai. Aš visur bandau plačiai, geras kampas, geras greitis, bet ne visada gaunasi. Nesibaigė linksmybės, toliau varom.
Grįžom. Nu ką, sveiki gyvi, tas svarbiausia. Bet čia gal labiau aš apie save, nes automobiliai netokie ir gražus. Tai kompaktą jau užvežiau į kitą vietą. Reikia tvarkyti. Pasibaigė kolonkė. Pasibaigė ten vienas kitas posūkėlis, kėbulas, kad pasilankstė nieko tokio, bet reikia vėl skubiai prikelti techninę pusę, nes galimai kitą savaitgalį vėl gazuosim ant ežero. O Sierra, atrodo truputį baisiau, tai dingo priekinis bamperis, dingo dabar jau ir abudu posūkėliai, tai tiek šitas, tiek kitoj pusėj, pasilankstė sparnai, gale, kaip matot, irgi bamperio nebėra. Šitoj pusėje dar truputį šitas žibintas blemba įskilo. O, įdėjau atgal. Viskas gerai. Tai esmė, pasivažinėjom labai smagiai. Automobiliai vos atlaikė iki galo, bet kaip ir truputį pasileidom plaukus. Tai viskas normalu. Tiesiog, kaip ir sakau, dabar reikia tvarkytis techniką ir ruoštis kitam išvažiavimui. Tai tikiuosi, epizodas patiko. Ir ką, lauksiu žinių, ką manot dėl Sieros tolimesnio likimo. Ar plaunam, dažom, prikeliam antram gyvenimui, ar tiesiog paliekam taip, kaip yra. Nežinau, šiaip iš tikrųjų smagu būtų truputį Sierą ir pagražint. Važiuoja gerai, gal įdėsim kitam kartui net vieną kitą naują modifikaciją, kad lėktų automobilis dar geriau, tai pabaigos niekad nebūna. Nebent apsikabinsi kažkokį medį, tada gal jau ir bus pabaiga. Tuo pačiu noriu pasidžiaugti, jog Porsche'as taipogi atlaikė pilnai viską, ką turėjo atlaikyti, tai gal net nereikės Porsche dėti skelbimus, pasiliksiu. Jeigu sugalvosiu parduoti, tai aišku, autogidas, kodas Norbe, -25% skelbimo patalpinimui. Šiaip, nebent reikia spėti kokį A9, kuris nupirkęs parduot, kol dar sniego yra, tai pasidžiaugsim, pasivažinėsim ir tada greitai į autogidą ir reikia tikėtis, kad taip pat greitai parsiduos ir dar kažkas kitas spės pasidžiaugti. Tai planų, reikalų kaip visada pilna, dabar aišku sekantis darbas tiesiog susitvarkyti po šio išvažiavimo ir dar kartą gerai pasivažinėti kitą savaitgalį. Po to ir dar kitą, ir taip toliau. Tai viskas. Ačiū, kad žiūrėjot, susimatom sekantį kartą.